netgi su gyvūnais atlikti tyrimai, sakykime, su primatais, parodė, kaip stipriai gyvūnai reaguoja į neteisybės jausmą. Tai mokslininkai daro prielaidą, kad teisybės jausmas yra kažkas tai fundamentalaus, kas yra mumise, ir jeigu mes susiduriam su neteisybė, diskriminacija tai yra neteisybė, tai čia užsisuka toks labai galingas mechanizmas, nes tai yra toks tarsi signalas, kad man čia ne vieta, manęs nepriima, man čia yra nesaugu. Kuo daugiau energijos išeina į saugumo sukūrimą, tuo mažiau jos lieka viskam kitam ir ypatingai kūrybiškumui. Mat, jeigu mes kalbame apie darbinį kolektyvą, tai va tas nekūrybiškumas arba tas užsispaudimas dėl diskriminacijos arba nesaugumo jausmas, tai be abejonės jis atsilieps žmonių gebėjimui, kaip sakant, realizuoti save, pilnavertiškai dirbti, vėlgi kurti, nes kūryba tai yra labai plati savoka, tai nebūtinai, kad su teptuku prie molberto stovėt, bet ta prasme ieškoti kažkokių kūrybinių sprendimų. Ir aišku, kad tai neigiamai atsilieps įmonės, įstaigos, organizacijos rezultatams.